situacija prie Žalgirio vartų, smūgis į vartus ir tai... Kaip varžovai išnaudoja štai tokius šansus. Vatsadzė, ką tik pasirodė aikštėje ir vėl žiūri į įvartį ir vėl tiesiog belieka galvą kraipyti. Ar nespėjote Vilniaus žalgiriečiai kiek paeiti labiau į priekį tam, kad paliktų Vasadzę nuošalėje? Atrodė, jog nėra itin pavojingoje zonoje. Puolėjas kamuolį priėmė gan lėtai ir atrodė, kad jau gesins Vilniaus žalgiriečiai šį varžovų išpuolį, tačiau Vasadzė pataiko tiesiog įspūdingai į patį apatinį vartų kamputį nuo virpsto. Skrieja kamuolys ir čia jau galima kalbėti apie lygį, galima kalbėti apie meistriškumą, bet galima taip pat pakalbėti ir apie sėkmę. Na čia taip, Frankė įsivalė, bet nelabai gal ir turėjo galimybės išbėgti, bet atrodo jau nuvarė Vasadzė šiek tiek labiau į kraštą. Žalgiriečiai, Lupano visai šalia, bet jam tarp kojų skrieja kamuolys ir kaip tiksliai, kaip nemaloniai Šarkauskui. Oi. Tikslesnio smūgio čia nelabai ir sugalvosi. Taip, jeigu būtų smūgiavęs į viršutinį vartų kampą, tiesiog būtų pataikęs į Lupano, o čia praskrieja kamuolys varžovui tarp kojų, žalgiriečiui tarp kojų ir, na taip, tikrai